Nerealus plovas už nerealią kainą, Taškent numeris 1. Užeinam. Dar viena 100 kartų praeita vieta, bet atėjo diena, kai užsimanėm paragauti jų plovo. Jaukus interjeras, autentiškos uzbekiai priminančios detalės. Ir kur dar gardžiai atrodančios mėsos. Tad griebėm meniu ir nusprendžiam, kad šiandien ne tik plovą ragausim. Ir kol gurkšnojam Taškento arbatą, ant stalo pradeda keliauti maistai, nes pasirodo prie kiekvieno plovo priklauso salotos, o po jų atkeliauja ir šurpas su jautiena. Natūralus ir skoningas sultinys, avinžiniai bulvės ir milžiniškas jautienos kiekis. Toks, sakyčiau, labai tinkamas savaitgalio atsigavimo derinys. Kelias minutės, ant stalo plovas su aviena už 12 eurų ir variantas su jautiena vaikams už 10 eurų. Ir jums nepasigirdo, nes plovas su jautiena čia tikrai kainuoja 10 eurų. Tas mus labai nustebino, bet dar labiau nustebino paragavę jų. Nes kai susijungia idealiai birūs ryžiai, saldžios morkos ir mėsa, atrodo, kad tu tikrai kokiam Taškente sėdi. Ir nors vaikai pradžioj sakė tik kryžius valgys, bet finišavo viskas amčiai semdamas ir prašydamas pakartoti. Nemažiau stebino ir samsa, kapota ėriena, kuminas, kalendra, skonio bomba, ne kitaip. Ir galų gale ant stalo atkeliauja mantai ir mano Napoleono šašlykas, kurį išsirinkau pagal grožį, iš tų lentynų. Netikėtų skonį nustebino mantai su moliūgu, salstelės ir egzotiškas poskonis. Ir šiaip, viskas, ką tą dieną valgėm, atrodė buvo tobula. Kaip ir šašlykas, kuriame susijungė tiek natūrali mėsa, tiek malta ir kurdiukas. Nežinau, išėjom žiauriai laimingi. Dar dėl plovo sakė, kad vyrukas jį kepa nuo 8 metų. Aš tada dar tik kursyvų mokinausi rašyti. Išleidžiam beveik 64 eurus. Galima buvo ir mažiau, bet mes norėjom viską patirti. Dar arbatpinigiai ir maistas namo. Buvo super, grįšim.